Sveiki visi. Aš esu chemijos ir geomokslų fakulteto VU profesorius iš paleontologijos, geologijos ir mano tyrimų sritis yra evoliucija visose laiko masteliuose ir evoliucijos ir aplinkos sąveika. Ja, tai ir taipogi populiarinu mokslą, tai nemažai šūdmalos iš tikrųjų tenka pamatyti ir aš čia kalbėsiu ne apskritai apie visą mokslo populiarinimą ir šūdmalą, nes tai būtų per daug didelė tema, tačiau susikoncentruosiu į tokį populiarų aspektą, tai yra kokiu būdu dabar populiari tema jau dalinai buvo atskleista, tai yra dirbtinis intelektas padeda šūdmaliauti mokslo populiarintojams. Taip, ne? Visai neseniai išėjo Nature straipsnis, kuris parodė tokį akivaizdų dalyką, kad dirbtinis intelektas, jeigu jis mokosi iš savo, kaip sakant, sugeneruotų duomenų, kadangi jis duoda stochastinės realizacijas, jis pradeda dreifuoti ir jo sekančios iteracijos tampa vis blogesnės, tai reiškia jis išsigimsta. Ir kodėl čia yra svarbu? Dėl to, kad vis daugiau, kaip sakant, šitų realizacijų egzistuoja internete, vis daugiau jas naudoja žmonės ir tie žmonės, kaip sakant, patys apsimoko ir vyksta tarsi toks išsigimimas, tas gaunasi informacinis inbreedingas. Tai yra mažiau informacijos sugeneruojama tiesiog stebint aplinką, tai yra moksliškai kažką nustatant arba tiesiog fotografuojant, užrašant ir panašiai, o tiesiog perdirbant, kas jau yra, plus įdedant triukšmo arba mes galim sakyti šūdmalos tarp to triukšmo. Ir prie to irgi prisideda mokslo populiarintojai. Daisy. Pabėgo tiranozauras. Ja. Čia, pavyzdžiui, galite pamatyti Marko Vytono, tai yra tokio žinomo rekonstruktoriaus, tai yra paleomenininko padaryta rekonstrukcija, tai yra Tyrannosaurus rex, tai yra pagal naujausias, kaip sakant, pagal naujausias žinias padaryta. Ir ką padaro dirbtinis intelektas? Dirbtinis intelektas susintetina daugybę variacijų, kas yra dinozauras, kas yra Tyrannosaurus rex. Paprašai Tyrannosaurą ir duoda jums štai tokį monstrą. Iš veido, tai yra iš snukio panašus į Tyrannosaurą, tačiau žiūrit, galite pamatyti, ant 4 kojų stovi, kaip kažkoks tai drakonas, jau kažkoks tai išsigimimas gaunasi šitam vaizde. Ir kadangi tokių prigeneruotų vaizdų yra vis daugiau, sekančiose iteracijose gaunasi iš vis kažkas tai net pažįstama ir tiesiog žmonės, pavyzdžiui, jeigu kokie nors mokslo populiarintojai paima štai tokią iliustraciją, tas man paprašo dirbtinio intelekto, sugeneruok man dinozaurą arba tiranozaurą, štai tokį padaro kažkokį tai visiškai biologiškai neįmanomą dalyką ir toliau, kai sakant, užteršia mūsų žinias, tas iškreipia mūsų įsivaizdavimą apie tikrąją praeitį. Tai yra pirmasis vaizdas, tai yra šimtmečių mokslinio darbo rezultatas, tai yra kiekviena detalė turi savo reikšmę, tai yra kaukolės ornamentacija, binokuliarinis regėjimas, mažos rankytės, mastelis su medžiais, o čia mes turime kažkas tai nutolusio jau, o dar toliau tai iš vis abomination, galima sakyti. Ja. Tai kokiu būdu tas paveikia? Tai yra, jeigu vis didėja dirbtinio intelekto produktų ir jie, kaip sakant, sukuria pseudo informaciją, tas žmogus irgi pradeda dreifuoti kartu su tuo dirbtiniu intelektu ir, kaip sakant, prisipildo tampa informacijos ir dezinformacijos talpykla. Tačiau, aišku, mes galime atsisakyti tokių saitų, kurie spausdina tokius mokslo populiarinimo šaltinius, kur yra tokios akivaizdžios grafinės šūdmalos. Tačiau, kadangi mes esame ne vieninteliai, yra daugybė žmonių, kurie neatskirs, ar čia tikras dinozauras, netikras dinozauras, tikra juodoji skylė, netikra juodoji skylė pavaizduota, ten žemės pjūvis, ar ten, kaip, pavyzdžiui, irgi būna žemės surastas ten vandenyno ekvivalentas vandens, bet ten surastas mantijų, ir ten tarsi parodomas žemės pjūvis, ir ten kažkas tai iliustruoja, ir žmonės įsivaizduoja, kad ten mantijoje ten kažkoks tai upės yra. O iš tikrųjų tas vandenynas tai yra tiesiog vandenilio
atomų perteklius olivino kristaluose. Tik tai šitų vandenilio atomų yra tiek daug, kad jeigu, kaip sakant, su vulkanais įsiverštų oksiduotos jų būsenos, tai ten būtų dar ten pusė vandenino. Jo. Tai daugmaž tokias istorijas. Tai vat, kitas žmogus ir tas vat kitas žmogus, jis vis dėlto nežino šitų vat niuansų ir tada jis mokosi iš šito mokslo populiarinimo ir jis tada, kaip sakant, įgauna tos vat pseudo informacijos ir kadangi jis sąveikiauja su jumis, jis daro sprendimus, jis integruoja tą informaciją su tikra informacija, tai jūs, nepaisant to, kad tiesiogiai galite atsiriboti nuo šūdmalos dirbtinio intelekto, per kitus žmonės jūs ją vis tiek gausite. Tai užtat labai svarbu, kad išlaikyti kažkokią tai vat kokybės kontrolę moksle arba mokslo populiarinime. Vis daugiau mokslininkai apie tai diskutuoja, kad kaip sakant, kaip reglamentuoti tą dirbtinio intelekto naudojimą ir taipogi populiarintai. Ja. Taigi, čia vienas iš pavyzdžių, tai yra kaip pats mokslininkas, tai yra Martinas Smithas, tai yra puikus paleontologas, jis populiarino savo tyrimą, jis Kambros sprogimo chronologiją čia nagrinėjo, kaip ten atsirado ten pirmieji daugialąsčiai organizmai, tai yra Kambros sprogimo metu prieš 520 milijonų metų ir jis tyrinėjo ten trilobitus kartu su savo kolegomis ir čia kaip iliustracija tokia mokslinė pavaizdavo štai šitą padarą. Ir kas čia tokia? Trilobitas tai yra toks, vienu žodžiu, naritokojus, kuris turi galvos skydą, uodegą. O ką čia mes matome? Mes čia matome kažkokią tai visišką haliucinaciją. Tiesiog, vienu žodžiu prasme, 3 galvos, 2 iš jų iš šonų, 1 iš užpakalio. Žmogus, kaip sakant, iš tokio vaizdo pasimoko ir einu ieškoti trilobitų. Tai yra, ką jis žinos apie Žemės praeitį. Ir aišku, ten buvo toks nemažas backlashas, tai yra žinomas mokslo iliustratorius Joshua Knupė, šitam Twitteryje čia rašė, even if you don't want to hire paleoartists, there are literally millions of trilobite images out there. US trilobite researchers should have access to at least some of them. Jis pats, kaip sakant, trilobitų ekspertas, bet whatever, tas tingiu čia išsitraukti iš dėžės trilobitų nufotografuoti, gal tiesiog promptą parašysiu ir man kažką ten good enough. Kaip sakant, miesčionis ne kiaulės suvalgys viską. Su tokia mintimi. Kitas žymus paleontologas Peras Albergas irgi komentavo, is it just me or does it look like a particularly bad illustration? If that's the case, and I'm almost certain the depicted anatomy is nonsensical, why the hell are you using it? This is shameful betrayal of paleo artist community. Yeah. Na ir toliau, kai sakant, ten šeiminimai tęsiasi, kad neįmanoma tokių mokslininkų tada priimti rimtai, bet esmė tame, kad jis patingėjo išimti šito postą ir vis dar galite surasti. Kiti sako, kad pasižiūrėk, Wikipedijoje yra visiškai puikių trilobitų nuotraukų, kurie yra open accessiniai, galite parodyti ir panašiai. Ja. O čia 2 mokslo komunikatoriai iš paleontologijos, tokie žinomiausi anglų kalba, tai Trade Explainer and Edge Central. Čia yra nemoksliška. Ir kas dar blogiau, kad jis paskleidė savo universiteto paskyroje šitą nuotrauką, Ekse paskleidė, naujienų agentūros pasigavo ir aš pabandžiau šitą nuotrauką tiesiog paieškoti prieš kelias dienas. Pilna. Facebook'e prieš 6 mėnesius dalinusis prieš 2 metus, kad surado tokius trilobitus, daugybę jų vaizdų. Sakant, šūdmala pasklido labai plačiai ir giliai. Ir dar skirtingomis kalbomis, ten arabų kalba, ten dar kitom kalbom ir panašiai. Ir vis toliau nutolstant nuo to pradinio šūdmalos šaltinio, ta dezinformacija vis giliau
išsiplečia. Taigi čia yra ypač didelė atsakomybė mokslininkų ir mokslo komunikatorių dėl to, kad jiems taikomi žymiai aukštesni standartai, tiesos standartai nei šiaip atsitiktiniams žmonėms. Tai yra labai lengva paskleisti dezinformaciją turint autoriteto kepurę. Čia irgi dar toks užsienio mokslo portalo perlas. Naujas stegozauras surastas. Stegozauras tai toks augalėdis dinozauras. Ir vėlgi šitas abomination, tai yra vėlgi dirbtinis intelektas kažkodėl tai mėgsta visiems dinozauram T-rexo galvą pripaišyti. Kaip sakant, plokštės stegozauro daugmaž panašios yra, bet visa kita tai vėlgi, kaip sakant, šiurpą kelia. Tačiau, kas įdomu, kad po kurio laiko aš apie šitą atvejį buvau parašęs socialiniuose tinkluose prieš 2 metus ir po to pasižiūrėjau prieš darant šitą prezentaciją, tai jie pataisė ir padarė, tarsi įdėjo, kaip jis iš tikrųjų atrodė. Tai yra vis dėlto portalai gauna tą feedbacką ir jie, kaip sakant, pasitaiso. Tai yra išima tą dezinformaciją ir įdeda informaciją. Bet, čia irgi lietuviškas pavyzdys. Kinijoje rastas pribloškiančio dinozauro fosilijas. Turėjo ilgiausią kaklą iš visų. Čia toks kažkoks tai distrofinis varliažandis. Vulkanų fone be abejo, nes dinozaurai. Why not? Ups. Kas čia įvyko? Ja. Tikriausiai čia viskas, aš spėjau. Ja. Turėjo būti... Ups. Spoilers. Atsargiai. Ja. Čia viską, ar dar gali tęsti? Norėjau parodyti, kaip jis iš tikrųjų atrodo, bet gal aš neįdėjau tiesiog. Tai tokiu būdu mes turėtų omeny, kad turime būti ypač atsargus, ir netgi ta grafinė informacija, kuri yra tarsi lydinti informacija, irgi yra labai svarbi, nes žmonės yra primatai vis dėlto ir mums labai svarbu, kai sakant, suvokiant tą realybę, tos modelius, grafinius modelius su kalba ir su koncepcijom susijęti. Taip.